нет! Левый нет! Смурный нет! Левый нет! Смурный нет! Левый нет! Смурный... Įžeidinėjo ir pravardžiavo teisėjo imunitetą turintį asmenį. Ir iki šiol jis nėra teisiamas teisėjų garbės teisme. Aišku, ten nėra ko teisti, nes garbės nerasta. Bet vis dėlto, prezidente, gal jame garbiai žiūrite jūs, juk jūs jį skyrėte. Prezidente, mes matėme, kaip buvęs generalinio prokuroro pavaduotojas apkaltino jūsų prezidentę patarėją atvirų melų. Tas melas turėjo baisių pasekmių. Galimai jisai jūs suklaidino. Prezidente, tas pareiškimas, kad jūsų patarėjas melagis liko niekaip neįvertintas, bet juk susikoliojo ne du girti kaimo bernai. Du aukštas pareigas užimantis vyrai melavo valstybė ir jo žmonėm. Kodėl jie laisvi? Kodėl vienas iš jų šalia jūsų? Galbūt mes klystam, bet mes matėme šitai. O kaip, prezidente, matėte jūs? Mes matome ir tai skaudžiausia, tarkime, asmeniškai man. Aš jumis pasitikėjau taip, kaip negalima pasitikėti oficialiais jokiais žmonėm, aš suprantu. Aš emocionaliai. Prezidente, aš mylėjau jūs. Negalima mylėti politikų. Prezidente, kodėl šiandieną visi tie, kurie jūs keikė, niekino, pravardžiavo bobomis, kurie rašė apie jūs šlikštynės. Prezidente, kodėl jie jūs giria? Prezidente, kodėl jie su jumis? Prezidente, mes dar tikime jumis, bet apie tų niekšų meilę, ką manote jūs? Mes matome, kad mūsų teisingumo siekiančių žmonių rankomis bandoma susidoroti su jumis. Kreivieji prigamins Lietuvai sąžinės kalinių. Pirmoji Venckienė. Antroji Rūta Janutienė, kas trečias, kas ketvirtas, lavonų jau buvo Vaciūnas, buvo atleistų ir paniekintų pareigūnų. Prezidente, jūs norite būti sąžinės kalinių šalies prezidente. Ką manote apie tai jūs? Prezidente, mes dar vis tikime jumis, prezidente, nebijokite savo žmonių. Tik mes galime jūs apginti. Mes,
o ne tie, kurie palaižūnai, kurie meluoja, kurie išduos, kai tik tai kitas dosniau sumokės. Didžiulis Mes nesitrauksim, nes neturime kur trauktis. Nebėra kur trauktis. Jeigu tavo akivaizdoje, tavo akise plėšamas mažas vaikas, kuris ką tik grojo vaikišką fleitą ir lakstė kaip turgelis po savo vaikystės kiemą, po saugią, plonę erdvę, kurią saugojo žmonių gerumas, kurią užstojame savo kūnais ir kuri buvo suardyta beatodairiškai ir agresyviai, įžiūrėjai apmeluota, apšmeižta ir išsityčiota, stebint abejingiems arapakitėms. Mes nesitrauksim ir nepulsim į desperaciją ir neįkosim sulauktos švento pykčio energijos karštakošiškai šūkaudami. Mes neturime ką prarasti. Mes veiksim nuosekliai ir ramiai, net netaupydami jėgas, nes suvokiame, kad susikaupusio blogio vienu ypu nenugalėsim, kad laukia ginklas gėrio kovos su blogiu maratonas, kur ypač svarbu ištvermė ir šaltas ryžtas. Suįžūlėjęs ir kreatoriškai einantis vabams blogis pradžioje visada atrodo stipresnis ir daugelis to išsigąsta ir paklūsta. Bet to jis sunaikina pats save, nes visada atsiranda tokių, kurie neturi kur trauktis, kurie pasiryžę eiti iki galo, kad išlaikytų savo kaip žmogaus orumą. Dar labiau bijo tų, kurie žino, ką ir kaip reikia daryti. Ir daro tai nepaisydami nieko, ištvermingai ir nuosekliai, žinodami, kad anksčiau ir vėliau gėrio pergalė yra neišvengiama, nes taip sumąstyta Dievo. Tvermės ir ryžto, šalto ryžto mums visiems čia susirinkusiems ir te padeda mums Dievas ir gimtosios Lietuvos dangus. Ačiū.